Žala neveltui užsivilko švarką. Šiandien Škoda pristato visiškai naują šeimos narį – elektromobilį Enyaq iV. Škoda eksperimentuoti su elektros pavara pradėjo neįtikėtinai senai, prieš 113 metų. Tuometinis Laurin ir Clement modelis turėjo elektros pavarą vietoj transmisijos, kuriai energiją generavo benzininis motoras. 1991-aisiais Škoda grįžo prie elektros pavaros idėjos su bandomųjų 100 vienetų Favorit modeliu. Tuo tarpu 2019 metais dienos šviesą išvydo pirmasis modernus įkraunamas hibridas Superb iV. Šiandien, pristatydama visiškai elektrinį Enyaq iV, Škoda žengia į naują erą, koja kojant su laikmečiu ir automobilių rinkos tendencijom. Taigi, apžvelkime, kuo jis ypatingas ir žavus. Visų pirma, Enyaq iV gali pasigirti visiškai nauja pavaros koncepcija, išnaudojančią Volkswagen grupės modulinę elektromobilių platformą, kuri susideda iš vadinamosios riedlentės. Kuo ji ypatinga? Po variklio dangčiu mes nerasime nei variklio, nei baterijų. Čia rasime tik tai radiatorių, šilumos siurblį, kondicionierių. Tuo tarpu visos baterijos sumontuotos platformos apačioje, automobilio grindyse. Taip, išnaudojamas puikus automobilio balansas, svorio centras yra kuo žemiau, o automobilis geriau valdomas. Vasarą sulauksime ir RS versijos, kuri turės galingiausią variklį, 4 varomus ratus, iki 100 km/h įsibėgis vos per 6 sekundės. Vienu įkrovimu Enyaq iV gali nuvažiuoti net 520 km. Sutikime, moderniam elektromobiliui tai yra vienas iš svarbiausių rodiklių siekiant maksimalaus komforto. Naujos pagalbos sistemos apima ir Travel Assist, kuri turi dar daugiau funkcijų, ir tokias įdomybės kaip galimybė nuotoliniu būdu valdyti automobilio parkavimą. Automobilis gali automatiškai įspėti apie gresiantį susidūrimą su kitomis transporto priemonėmis, dviratininkais, pėsčiaisiais ar fiksuotomis kliūtimis. Idealiu atveju netgi užkirsti kelią avarijai. Saugumo sistema avarinio stabdymo atveju įtempia keleivių saugos diržus, uždaro langus, jeigu yra stoglangis, uždaro stoglangį, kai tik atpažįstamas neišvengiamas susidūrimas arba pavojus slysti ar apvirsti. Automobilyje sumontuotos 9 saugos oro pagalvės. Kiekviename LED Matrix šviesos modulyje yra 24 šviesos diodai, kurie leidžia vairuotojui naudoti tolimąsias šviesas, neakinant kitų eismo dalyvių. Kai tik priekinėme stikle sumontuota kamera užfiksuoja kitus automobilius ir žmonės atspindinčių šviesą, jie automatiškai išjungia dalį šviesos pluošto. Dizainas. Emocingas, galingas ir dinamiškas. Man labai smagu, kad Škoda paliko priekinės groteles, kurios daro Enyaq panašų į tradicinį automobilį. Naujasis SUV pasižymi puikiom proporcijom, o svarbiausia – erdvumu. Vidaus erdvės panašiai kaip Škoda Kodiaq, nepaisant to, kad automobilis netgi trumpesnis negu Octavia. Šviesos diodų galiniuose žibintuose, dinaminiai posūkių indikatoriai ir animuota Coming Home, Living Home funkcija. Nauja Design Selection koncepcija pakeičia įprastus apdailos lygius ir nustato naujus interjero standartus. Kiekvienas Škoda dizainerių sukurtas interjeras yra itin skoningas ir pasižymi natūraliomis, tvariomis, perdirbtomis medžiagomis. Pavyzdžiui, Lodge sėdynių užvalkalai pagaminti iš 40% vilno. Tuo tarpu ypatingame EcoSuit variante konjako spalvos oda nudažyta naudojant alyvuogių lapų ekstraktą. Enyaq iV siūlo net 5 teminius interjero sprendimus pagal kiekvieno savininko skonį. Minėtasis Suite arba EcoSuite, Studio, Loft, Lodge ir Lounge. Atsisėdus salone, akis iškart užkliuvo už centrinio 13 colio ekraną, kuris yra didžiausias Škoda modelių gamoje. Valdomasis rankų prisilietimais, taip pat automobilis visąlaik prijungtas prie interneto. Todėl dalį funkcijų galima valdyti Škoda programėlės pagalba. Kaip pavyzdys, šaltą rytą iš namų galime įjungti automobilio šildymą. Automobilyje taip pat visuomet turim skaitmeninę kompanionę Laura, kuri supranta 15 kalbų. Ok, Laura, please unmute the radio. Okay,
Škoda garsėja savo Simply Clever sprendimais. Todėl elektromobilyje nėra centrinio tunelio, kurį įprastai matome transporto priemonės su vidaus degimo varikliu. Ši erdvė išnaudota erdviom daiktadėžėm. O ši sekcija po centrinę konsolę net ir stilingai apšviesta. Priekinėse durise gudriai įmontuotas lietsargis. Automobilio gale turim bekontaktį bagažinės atidarimą. Nauja Simply Clever funkcija po reguliuojamo aukščio bagažinės grindimis įdėklas su skyreliais, kad kelionės metu daiktai neslidinėtų. Čia saugomas ir automobilio įkroviklis. Bagažinės dangtyje jau klasika tapęs Škoda ledo grandiklis. Vieno mygtuko paspaudimu galima ištraukti kablį, kuriuo galime tempti iki 1400 kg sveriančią priekabą. Škoda siūlo 3 sieninio įkroviklio versijas. 2 iš jų turi papildomą funkciją, kuri apsaugo nuo neteisėto panaudojimo. Kaip pavyzdys bendro naudojimo aikštelėje, kad kaimynas neprisijungtų ir neprisuktų skaitiklį. Taip pat Škoda elektromobilių savininkams siūlo Power Pass kortelę, kurios pagalba lengvai ir patogiai galima pasikrauti automobilį daugumoje stotelių ES. Taigi, Škoda pristato visiškai naują produktą su naujom galimybėm, tačiau nenusižengdama savo tradiciniam vertybėm. Enyaq siūlo didelę ridą su viena įkrova, greitą pakrovimą, lengvą valdymą, gausybę išorės ir vidaus pasirinkimų, o svarbiausia – patrauklę kainą – nuo 35 590 eurų. Kviečiame į Škoda salonus atvykti ir išbandyti naujausią Škoda šeimos narį – elektromobilį Enyaq iV.